Sako, jūs pažiūrėkit. Jūs pažiūrėkite šitą monstrą. O, dar vienas. O, gražuolis. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien esame Kauno mariose. Bandysime testuoti metodą prieš inline'ą. Dabar susirašym, tik atvarėm pradėžiuoti. Labai vėlyvas rytas dabar. Pas mus kiek čia va, beveik 10. Tai atvarėm biškį anksčiau, pasižiūrėjom skirtingus taškus, pasivaikščiojom palei krantą ir ką matom, tai kad yra žolių ruožas, 15 metrų sėklius, žolių ruožas ir tada jau prasideda biškis sugilėjimas. Tai manau labai sunku bus gaudyti per tas žoles, tai pasirinkom vietą, kur mažiau jų yra, bet vis tiek jų daug, tai reikės biškį atsargiai žvejot. Tai va dabar susirašom viską, pasidarau jauką ir varom žvejot. Nu va, pagaliau įsikūriau pas save šičia. Ten dešiniau tėvai, iš pradžių jiems viską padariau, tegul jie žvejojo. O aš gaudėsi biškį atokiau nuo jų. Tai vėlgi kažkur 15 metrų nuo kranto prasideda žolių linija. Ir labai, manau, sudėtinga bus žvejot. Labai sunku per ją traukti, pavadėlį plyš, šėryklos plyš. Ir bus prarastas žuvis, manau, ir ne viena. Bet kažkaip pabandysiu pažvejot. Nežinau, sąlygos gal nėra pačios geriausias, bet užtat oras geras. Pasiėmiau brolio meškerytę, pasiėmiau Zemeksą su Daivo kastizmu. Tai vat, ačiū broliukui, kad Daivo savo įrangą paskolino. Tikiuosi, kad nieko aš jam nesulaužysiu. Dabar susirišu paprastą inline'ą ir prasiskanuosiu dugną. Pasižiūrėsiu taškelį kokį. Taip, kalbant apie jauką, naudoju Champion Feedo skirtingus jaukus sumaišytus, nepamenu, nes iš praeitos žvejybos buvo likę irgi keletą įmaišytų čiampų. Tai tiesiog paėmiau tą jauką iš vakarykštį ir pridėjau dar kilą tamsaus. Tai sumaišiau, biškį pradrėkinau ir dar įdėjau VDA karamelės, nežinau, priedo, kad labai stipriai kvepia dabar. Tai šiaip tikiuosi karšį pagauti. Žodžiu, susiradau tinkamą patogią distanciją. Ten gaunasi toksai šlaitas, perkritimas. Tada biškį išsilygina kriauklytę ir tada smėliukas. Tai aš ant to smėliuko užsiklipsau. Tai aš manau, kad labai gerai, nes aukščio perkritimas ir reljefo perkritimas. Gerai, 15,5. Viskas, pasitikrinau 15,5. Žodžiu, su biriu jauku maždaug užjaukinau tašką. O, puikiai. Metodas užmestas. Ir užsidėsiu tokius vat kabliukus. Tai čia yra Gamakatsu A1, jau surišti. Čia metrinio pavadėliai. Metrinio ilgio, tai pažiūrėsim, ar gerai, ar jie bus per ilgi man. O storis valo 0,14. Tai vat, manau, kad biški gerai, kad šiek tiek storesnis yra, nes per tas žoles patraukti kažkaip reikės jėgos. Taip, nu ir startui uždedam 2 dzikelius ant kabliuko. Aš visą laiką nefilmavau. Jūs nebespankit, aš visą laiką nefilmavau. Aš net negaliu apimti šitą karšį dabar rankose. Žodžiu, pirmas metimas. Užmečiau, pralaukiau minutę.
ir gavau jojimą iš karto. Sako, jūs pažiūrėkit. Jūs pažiūrėkite šitą monstrą. Einu sieto. Ir greitai nusieto. Nu davai, tavo reakcija dabar įdomiausia. Šaikelę reikia... Žodžiu, grįžtam. Reikėjo graibštą tiesiog nešti ir aš biškai nesąmonę padariau. Tikrai neteisingai, tikrai klaida, tikrai labai atsiprašau. Pirma žuvis, pirmas metimas, 1 minutę. Palaikyk. O, visa, gerai. Ačiū. Kiek daug klaidų, tikrai nepasikartos tokių klaidų dabar. Nu va, pirmas žuveliokas. Ir dar koks pirmas žuveliokas. Gerai, nuo šiol su kita kamera filmuosiu galūnes. Ui, dar geresnis gal ne. O gal ir ne. Bet kažkas tai man atrodo yra. Jo, yra kažkas. Dabar per tas žalias patraukti. O, bet ir žalias jau strigo. Nu, o tas žalias tai neleis ištraukti pusę žuvų tikriausiai. O, išėjo žuvių. Atsipurta? Man atrodo atsipurta. Jo, atsipurta. Eik, tu na. O, geras buvo. Ai, nu, tas žalias tai... Lemba, daug ten karšti. Ir ant, va, 5 tram išlaukimo. Ir dar kabliukas biškai išlenktas. Įsilenkia. Есть, только у нас нет. О, поклёв. Подержи воду. Dar vieną. Dar vieną bandau aukštai kelti. Bandau negaliau išsitraukti. Dar vienas geras. Žiauriai geras. O, daužasi. Jėgų nėra man įtraukti. Labai aukštai ranką padedu, tai tą biškį sudėtinga. O, tas žolės patraukti. Sudėtingiausia dalis. Ir vėl atkibo, ne? Na, man nežinau dabar. A, ne, atkibo, man. Yra dar. Ai, gal ir ne toks. Ne, ne toks didelis. Dar kažkokius. Pasirodo, kažkokius pakryžių labai stiprus. Ir va tai va, į lūpytę gavęs. O, turiu. Ui, gerą. Gerą. Ne. Atkibo. Ai. O, yra vėl. Ta prasme, jų tiek daug. Aš kas minutę žuvį traukiu, bet ištraukiu tik tai vieną dar. Bet šitą jau maža. Tai ten jūs negaliau traukti. O, matai? Kaip daugiasi. Vienas karšiukas bus. A, yra atsipurtę, va, matai, nuėjo. Eik tu savo. Aš dedu... Wow. Va, karštis dar vienas nubėgo. Ant dziko. Aš keičiu pavadėlį. Nu viskas, jau tikrai reikia dėti dirgamą, nes čia nebus nieko. Labai gaila, kad mano mikrofonas vis laik buvo išjungtas ir jūs girdėjot mane per kameros mikrofoną. Va, dabar geriau turėtų būti. Labai atsiprašau už tai.
Šai, kai aš vėl susivapinau, vėl kamerą neįjungiau. Dar vienas. Nežinau, kaip aš čia girdėsiu, nesigirdėsiu, bet karščių, aš bandau su ranka mikrofoną uždengti. Karščio taške žiauriai daug ir visą laikį daug. Pas tėvus irgi karštai surantu daug, bet tiesiog, pamatyti kibimą, ištraukti žuvį, žiauriai mažai tikimybė, nes tiesiog tas vėjas, tos bangos tiesiai į veidą, sudėtinga. Žiauriai daug žulių neša. Jau visiškai susinervavęs buvau dėl sieto, nes sietas tiesiog spyrė link kranto ir visiškai žuvis nesaugiai kimba, bet, blogos sąlygos, nemalonu, tikrai nemalonu žvejot. O va, kibimas dar vienas. Tikriausiai kibimas vėlgi sunku suprasti, ar čia kibimas, ar čia šiaip žolės, nes, labai daug žuvių neša. Žvejot tikrai sudėtinga. Su metodu net nebebandau jau gaudyti, nes paprasčiausiai reikia daug, nemažai jam dėmesio, nes ilgai nepaliksi, nes tiesiog žolės užsikabins. Tai va dabar ten žolių visa girlianda yra, tai aš net bijau traukti, nes, labai prastai bus, tikriausiai viską nurausiu. Tai metodą tikriausiai, kad aš tiesiog ištrauksiu ir jau nebežvesiu, nebent nurims oras ir nebus bangų. Tokį dar vieną. O, mikrofonas prijungtas, gerai, galiu kalbėti bent jau su jumis. Bent jau gal kažką girdėsit. Bandžiau dabar atpainioti metodą. Metodą bandžiau atpainioti, nes visas valas žaliuose. Ir matau, joja meškerė. O, šitas biškį didesnis. Apie kilą 100. Reikia metodą atpainioti, reikia permesti meškerį, reikia sutvarkyti sietą. Ir tiesiog, nieko ne... Jau, sakau, man tokios oro sąlygos, visiškai nepatinka. Aš nervuotas. Jūs pasižiūrėkit, kas čia? Kas čia tokio? Kas čia tokio? Mes ką tik pusvalandį tiesiog valėmės nuo šitos visos žolės, nes čia neįmanoma žvejoti. Tai tokios sąlygos, žiauriai daug reikalauja nervų. Ir dar labiausiai liūdna, nes tu žinai, kad tavo taške yra daug žuvies ir jinai labai kimba aktyviai, bet tu negali žvejoti, nes tiesiog tam sąlygos blogas yra. Bet dabar pagaliau švaru, pagaliau galima žvejoti. Vėlgi vėjas yra, tikrai kibimui sunkiai pasimatys, bent jau meškerė grinai jos. Bet kas keista, nes smulkmės nebuvo, bent jau pas mane nekart nebuvo, o tėtis keletą pugžlių ištraukė. Rankos visas, aš nežinau, ar matos, tikriausiai, kad matos visos alergijų nuo šitos žolės. Koliukas vienas lūžo, antras lūžo koliukas, kur sietui laikyti. Gerai, dar biškai turiu motivacijos, dar nepasiduodu pilnai. Įmesiu kokias padarysiu 3 greitus užmetimus ir tada vėl grįšiu prie to 6-10 minučių permetinimo tempo. Mama traukia. Aš valgau, mama traukia, jo? Лежит на боку. Jo. Gali taip. Jo, taip stipriai naglai netraukia vis tiek. Ok, hebra. Pavalgiau skaniai. O, kur žalčiai mano? Va, žalčiai dar vis čia. Pamatė mane. Labas. Labai skaniai pavalgiau. Salotų, kepsnio, snacksų. Ne. Come on. Va, užsikalbėjau. Dabar, ta prasme,
Aš garantuoju, bent vienas karštis tai tikrai išplaukia. Vat, kas čia per nesąmonę? Pilnai sulūžo kuliukas. Okei, ką aš nesakiau, jo. Pavalgiau skaniai. Mamukas ištraukė karšį. Aš grįžtu prie žvejybos. Karšiai yra, jie labai aktyvus. Tik sąlygos labai sudėtingos. Tikrai nekomfortiška. Turiu karšį. Turiu gerą karšį. Oi kaip spaudžia, oi kaip spaudžia šaiką. Oi kaip spaudžia. Šis atrodo neblogas, oi dabar žolėse. Sunkiausia dalis. O, praėjo žolės, gerai. Kaip daužo galvą. Kaip stipriai daužo galvą. Bet partraukė jau. O, koks piktas. O, koks piktas. Nu, toks. Va, koksai. Nu va, žiūrėkit, dasijaukinau. Ir prašau, iš karto pirmas išlaukimas ilgesnis ant sliekiuko. Oi, kaip tu giliai žiūrėjai. Oi, kaip atsargiai gavo. Nu ir vėl sietą nutempė. Oi, skarksi. Girdit? Ne, karksi. Paršiukas. Kriuksi. Gražiai. Vat realiai, šiaip nekibo. Biškį dasijaukinau, ilgesnį išlaukimą ir prašau. Su fidergamu gal kažkaip ir lengviau išsitraukti. Tai jo, pasikartosiu, metrinis pavadys, kokį čia gal 10 cm fidergamo atkrapa, kubiliukas 7 gramų, kem 5 metrų distancija. Čia yra 14 numerio kablys, jo. Toks yra. Yra. Man atrodo, yra nežinau. Kažkaip sunku suprasti. Kibimas tai geras, gal pavariks. Atrodo, kad tai yra, bet gal kažkas tai maža. Ne, nieko nėra. Arba gal atkibo. Aš nežinau, ar matot, bet šitas va dalykas. Tikrai buvo žuvis. Ir labai suprantama kokia. Karšio gleivės. Kai pavadėlis būna karšio gleivėse, tai reiškia, kad trinasi. Karštis, tai tikriausiai, kad jis sėdėjo dėjo iki žalių ir tada temai netrūko. Nu ką, jau 18 tram. Kažkur kibimas buvo iki 4 gal, nežinau, biškai net kaip dėmesio, gal 4,5 ir tada labai aprimo. Nuo metodo nelabai čia yra prasmės, nes metodo vis tiek biškai ilgesni išlaukimai, o aš pastebiu, kad po 7 minučių jau labai stipriai užsikimša valas žalia ir va tos grinai gaunasi permetimai
Kas 7 minutės, nuo 7 iki 10 minučių, tai va. Jeigu gaudyčiau su viena meškerė, viskas būtų gerai, galėčiau daryti tas trumpesnis išlaikymus, bet kai 2 meškerės yra ir jeigu reikia valyti tas žolės, tiesiog nespėjai, tai manau, kad net nelabai verta, aš toks fokusuosiu tada ant inlaino ir šitą iššūkį paliksime kitai dienai. Jau ateina vakaras pabiški, dabar yra be 28, tai aš padarau pajaukinimą ir lauksim vakarinio kliovo. Dar 3 ir padėsiu žvėt. Pasidėjau kėdutę savo tenai pavėsį, nes neįmanoma ant saulės. Tik nukrito ir sėdo. Nesipriešino, ir kas čia? Priešinas, tik labai silpnas. Va, tik nukrito. Tik nukrito. Vakarinį. Va, gražuolis. Labai geri kabliukai, negaliu išsekti. Gamakatsu A1 kabliai. Tikrai geri. Turiu tokį patį. Va, ir tiesiog pasidavė. Ir va dabar vėl pradėjo prie žolių. O, atsipurta. Nu tai ką, vakarinis kliovas prasidėjo. Visgi jam reikia jauko, jam reikia gyvo. Vat pastebėjau, jeigu dasijaukini tiesiog be gyvo, kažkaip prastai. Bet jeigu įdedi malto dzikelio, iš karto atsiliepia. Va, ta prasme, pataikiau tiesiai tašką ir kiek ten išlaukimas pirmas buvo tam per 15 sekundžių, man atrodo, nuo užmetimo, kitas apie 2 minutės. Nu, wow, tikrai Kauno Marios aktyvas, varykit, žvejokit, pagaukit. Ir kiek daug nubėga, tai karšių šiaip. Realiai, man atrodo, daugiau negu pusė, jeigu paskaičiavus, daugiau negu pusė nubėgo į tas žules. Tai vat, jų daug, bet ištraukti, nelengva. Joja meškerė. Aš metodą ištraukinėjau, meškerė pradėjo jot. O, yra kažkas viskai. Pabandysim biškį nagaliau traukti. Mano metodas dabar vandenį ir valas eina per paviršių, gerai. Tik paėmiau metodą persimesti ir pradėjo jot meškerė, nu come on. Oi, koks tu mažiukas. Mažiukas, bet spardosi kaip dičkiai. Atėjau, o meškerė joja. Buvo nuėjęs pas tėvus. Pasimti daiktų. Tiksliau pasidėti daiktų. Telefonas jau išsikrovė, tai kibimų nebematysit. Tik tai žuvį dabar. Oi, kaip tai žolės traukia. Ne, dėtskus. Jėts, kokio dydžio mažas. Uik tu nafik. Vat plaukia. Pas mane kablys ant galvos dabar. Wow. Kontrataką šovė. Už ausies kablį. Opa.
O dar plauką išrovė. Tai filmavimas. Grožis. Kas čia pas mus toks? Rainis? Vadinasi, mat. Jo, Rainis. Jo, tu. 6-7. Oi, tu nafig, ko tu taip gazdini mane? Gerai, paleis tavo. Pagal mano žinias čia yra rainiuotasis vėžys. Nes pas jį ant uodegos tokios linijos raudonos eina. Gerai, paleidžiam tave. Oi. Nu. Oi, tu nafig. O. 9 vaikučiai ir viena mamytė. 10 ančiukų. Ten ką tik kažkoks plėšrūnas iššoko. Žiauriai gražu ir žiauriai ramu. Na kągi, mili žiūrovai, žvejyba eina link galo. Dabar jau yra beveik 10:30. Biški, jau po 10:30. Tai susikraunam daiktus ir parodysiu žuvį. Dėl tų viso vėjo ir prastų sąlygų tam tikra žuvis, man atrodo, nelabai išgyvena, tai reikės paimti. Manau, kad kokį karšį tai tikrai galima keletą paimti, nieko čia blogo nesitiks, nes to karšį labai daug. Jų daug ir ekostruktūrai nepakenks, jeigu žmogus paims ten savo normą, tą iki normos. Visai įdomu buvo pažiūrėti, tai tos sąlygos nelabai tenkina, bet maždaug nuo 7:30 nurimo vėjas ir labai geros sąlygos, bet tada galim buvo ir metodų pagauti, bet aš jau, tiesą sakant, biškį tingėjau ten peletės mirkyti viską. Jau kaip su inlainu gaudžiau, taip ir pabaigiau žvejybą. Varau susidėti meškerę, nunešti viską į mašiną ir tada pasilieka tik tai sietas, parodyti jums žuvį ir viskas. Na ką, baigsiu video, tai ačiū visiems, kas žiūrėjot. Ir taip pat noriu padėkoti šio video rėmėjams, tai yra žvejybosreikmenis.lt. Tai jie padeda, kad tokios žvejybos egzistuotų ir šitos videos aš kelčiau. Tai ačiū labai jiems, būtinai užsukite pas juos, pažiūrėkite jų elektroninę parduotuvę, visko turi nuo A iki Z žvejybai, ko reikia tam, ta prasme, metodui, inlainui, spinningui, visko, absoliučiai. Tai būtinai užsukite, turi geras kainas ir labai platų asortimentą. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video. Čiau!